Top 3 papildai sportuojantiems. Pirmas papildas. Labas. Šiandien atvažiavau į papildų pasaulį. Atsargos baigėsi ir einu jas papildyti. Manau, pakalbinsim vieną iš darbuotojų papildų pasaulio, kad jisai jums parodytų geriausi papildai, kurie tinka metant svorį, papildai, kurie tinka auginant raumenų masę ir bendram sveikatingumui rinksim topinius papildus jums. Tai ką, einam? Aš jau papildų pasaulyje, tai jums viską parodysim. Matysite kelis rinkinukus, patarimų jums, kaip pasirinkti papildus, kurie geriau, kurie reikalingi, pradedantiesiems ir ne tik. Pažiūrės praž gražus. Gražus. Tai pirmas rinkinukas top 5 papildai sportuojantiems. Pirmas papildas būtų multivitaminai, imuninei sistemai. Tinkantis ir vyram, ir moterim. Antras papildas. Omega 3, širdies veiklai. Trečias papildas ir tai. Amino rūgštis, BCA arba EAA. BCA jeigu gerat baltymą, EA jeigu negerat baltymą. Ketvirtas papildas. Kreatinas. Rekomenduočiau kriepūrinį rinktis, bet geresnio pasisavinimo. Padeda pakelti jėgą, sprogstamą jėgą, ištvermę, su atsistatymu ir smegenų veiklą. Paskutinis, jeigu nesurenkat iš savo mitybos, tai būtų būtinai baltymai. Labai mėgstu karamelinį. Jau jums rodžiau daug kartų, kurio nėra. Kurį išpirko. Jo, kurį kaip visada išpirko. Ok, dabar rezimuojam trumpai. Štai, vitaminai, mineralai, moterim ir vyram, omega 3, BCA arba EAA ir kreatinas, taip pat proteinas tiem, kas nesurenka iš maisto pakankamų kiekio baltymų. Sekantis rinkinys, tinkantis tiem, kurie nori numesti svorį. Taip, pirmas papildas, tai turim L-karnitiną, ne? Būtent atratą, jeigu riebalų deginimui. Kitas jo labai geras pliusas yra, kad jis degina riebalą nuo vidinių kraujagyslių sienelių. Kokia turėtų būti sudėtis geriausia? Reiktų bent jau apie 1 gramą per metus. Sekantis papildas, kas yra? Chronimo pikolinatas. Taip, kuris... Mažiau norėsit valgyti saldumynų. Na ir paskutinis dalykas, tai nors ir visi žinom, kad numesti svorį turi būti būtinai kalorijų deficitas. Taip. Na ir kad jį padaryti, vieni iš skaniausių padažų, kuriuos jau tikrai matėte pas mane, dabar ir vėl jos jums parodysim. Man asmeniškai patinka barbecue padaras. Šitą ir aš jums rodžiau, labai skanus man patinka, kečupą turiu ir šio dar nesu ragavus, bet sako labai skanus iš naujienų. Jeigu iš saldžių, tai arba mėlynė, arba baltas šokoladas. Matėt pas mane, aš turiu šitą braškinį. Na ir rezimuojam pabaigai dar kartą. L-karnitinas. Chromo pikolinatas. Taip. Padažai, kad sutaupyt kalorijų. Kad sutaupyt kalorijų, jo, nes jie yra be kalorijai, tai barbecue, kečupas ir kas mėgsta ir negali gyventi be majonezo, yra ir majonezas. Sekantis rinkinukas tiem, kas aktyviai nori auginti raumenų masę. Tai... Mezginis, pirmasis papildas. Angliavandeniai su baltymais. Cukraus. Jo, ir svarbu žiūrėti, kad būtų kuo mažiau cukraus. Antrasis papildas, greitieji angliavandeniai. Rekomenduočiau klustrinį dekstriną ir vartoti per treniruotę. Treniruotės metu, taip? Treniruotės metu, dėl papildomas energijos ir geresnė kompleksa. Tai vienas iš universaliausių papildų, kreatinas, tinka auginantiems, metantiems, laikantiems svorį. Tai rekomenduočiau jį gerti, nesvarbu, koks jūsų periodas visą laiką. Vartokit kreatinas. Ryti, tu dabar augini masę. Dabar laikau masę. Kokį patarimą duotum auginantiems iš savęs? Valgyt daugiau picų. Valgyt daugiau picų, jo? Kuri tavo skaniausia pica? Skaniausia kebabo pica. Kebabo pica? Nežinau tokių. Tai dar vienas papildas masės auginimui, tai lėto pasisavinimo baltymas. Rekomenduočiau gerti prieš miegą, kad kūnas naktį nebadautų. Arba ryte irgi galima. Arba ryte, kad per dieną pasisotintų raumenys. Ir apibendrinam. Masgeineris, greito pasisavinimo angliavandeniai be cukraus, kazeinas, lėto pasisavinimo proteinas ir, kaip pasakojom jums, apie kreatiną.
Toks rinkinukas auginantiems raumenų masę. Ir šiandien norim jums padovanoti dovanėlę. Vieną iš papildų, kuris yra universaliausias, tai kreatinas. Padovanosime jį vienam iš prokomentavusi šitą video arba aktyviausiam komentatoriui. Tai gausit nuo manęs ir nuo papildų pasaulio šią dovaną. Nepamirškit mano nuolaidos kodo Silvija, gausit 15% nuolaidą. O ką tu palinkėsi, kaip papildų pasaulio atstovai? Komentuokit, laikinkit, Silijos vaikai. Na ir sutikau į papildų pasaulį vieną iš powerlifterių, Liną, tai jisai jums papasakos šiek tiek apie diržus, kokį naudoja, kaip pasirenka, pakalbinsim jį. Sveiki, tai esu Linas, esu Šiaurės Europos powerliftingo čempionas. Trumpai pakalbėsiu apie diržus. Tai paprasčiausias diržas, ką mes naudojam, tai yra tokio tipo su saktim, kur dydžiui reguliuotis naudojami varžtai. Su atsuktuvu atsisukius, reguliuoji pagal savo liemenį. Paprastai. Ir kaip mes tą diržą išnaudojam, tai daug kas tiesiog užsideda tą diržą ir tiek. O jį reikia įkvepiam ir įspaudžiam, kad kojai sukurti maksimalesnį įtampą. To pasekoje mes galime išvengti traumų bei sukurti didesnį įtampą bei kelti didesnį svorį. Tai dar kas nežino, tai Linas yra Lietuvos kultūrizmo jaunimo čempionas. Jaunių čempionas. Kelintais metais? Tai praeitis tapau. Šaunuolis. Jo, per praeitus metus jaunimo čempionas, tada iki 21 kultūrizmo čempionas Europos. Šiaurės Europos čempionas powerliftingė jau, Lietuvos studentų čempionas powerliftingė. Nieko savo, kada sekančios varžybos? Sekančios kitą metą, nes turėjau mikrotraumelių, tai nusprendėm su treneriu keisti kategorijai eiti pas sunkesnius. Nieko savo, šaunuolis, tai linkiu kuo didžiausios sėkmės. Taip pat papildų pasaulis turi žiauriai didelį, labai didelį pasirinkimą drabužių. Tiek vyriškų, tiek moteriškų, avalynės, kuprinės, kepurės. Parodysi savo pasirinkimą drabužių. Jau esu sakiusi, kad labai gerai motyvuoja nauja apranga, tai kaip tik jums parodysiu, ką pasirinkau, savo rinkinukus, bet jos pasimatuosiu namuose. Galite atvykti, tenai galite nueiti pamatuoti, išsirinkti. Labai didelis pasirinkimas skirtingų pirštinių. Štai tokias turiu aš. Labai gražios, fainos. Treniruotės metu man puikiai padeda, kad nebūtų randų ant rankų. Na štai, aš jau namuose ir pats laikas pasižiūrėti mano pirkinių krepšelį, kągi pasirinkau iš papildų pasaulio, kokias atsargas papildžiau papildais ir ne tik, nes pasirinkau ir drabužių, tai viską jums parodysiu. Tiesa, mane nežinau kaip jūs, galite parašyti komentaruose, ar taip pat motyvuoja ar nemotyvuoja nauja apranga, nes būtent ta naujoja apranga, kuri duoda tos energijos. Tadam! Mano naujienas. BCA tabletė. Turiu taip pat ir štai tokias paprastas ekstra, jas geriu dienos metu, kad tiesiog vanduo man nelabai skanu, ne visada, tai pasiimu jas ir treniruotės metu, o šitus jau būtinai ryte, 2 tabletės ir būtinai prieš treniruotę. Arba jeigu tą pačią dieną sportuoju 2 kartus, tai šitų nepatogu vežioti, šitų patogų pasiėmė su savim viskas. Tada pasidariau tyrimą, biški trūksta vitaminų B, pasiėmiau Yomamoto. Man Yomamoto planai patinka, matot beveik viskas, Yomamoto. Tai paėmiau B grupės vitaminų, pragersiu kursą. Tada visas merginos turi turėti pas save kolageną ir štai jisai. Aš jau paragavau, labai skanu. Štai tokios patogios pakuotės, vieną pasiėmė, su vandeniu sumaišai, išgeri ir viskas. Pildom kolageno atsargas nuo 25 metų tikrai. Tada ashwagandha, manau visi jau žino apie jos teigiamą poveikį mūsų organizmo ir panašiai, kaip raminamąjį ekstraktą ir taip toliau centriniai nervų sistemai. Tai pasiėmiau dabar ashwagandha, paragausim, pabandysim ir Sleep Forte. Visada anksčiau naudodavau melatoniną, nes nuo raumenų skausmo ar panašiai per didelio nuovargio negalėdavau užmigti. Tai melatoninas padėdavo, bet paskui gal šiek tiek organizmas priprato.
Tai paėmiau Sleep Forte, į kurio sudėtį taip pat įeina tas pats melatoninas, ashwagandha, GABA, žymiai stipresnis jisai nei paprastas melatoninas. Svarbu nepadauginti, viena tabletė nakčiai ir viskas, eina miegoti. Mano mėgstamiausias, jau jums daug kartų rodytis, proteinas, izoliatas, būtinai karamelinis. Aš jį tiesiog dievinu, jį visada išperka šį skonį. Tiesiog, man numeris 1, skonis nepabosta niekada. Ir į košę, po treniruotės būtinai, į varškę, į grūdėtą varškę, visiškai visur. Tada labai skanus, štai toks. Paragavau ir toks skanus, tiesiog kosmosas. Aišku, sudėtyje yra cukraus. Čia iš All Nutrition, jis nėra be cukrės, bet labai mažai. Jisai turi kalorijų, bet mesgi vis tiek ten, kiek mes ten naudojam mažą šaukštelį į košę, tai viskas gerai, bet skonis kaip kokio Rafaelo, tiesiog kosmosas. Tada barbecue mėgstamiausias mano patažiukas, dar iš naujienų tokių Nutella vaikystės skonis, mano Dominikas irgi labai mėgsta, pasiėmiau sveikuolišką Nutella, Nutpro, sudėtyje praktiškai nėra cukraus, kalorijų tai aišku yra, bet labai gerai, kad yra baltymų ir taip pat gluten free be palmių aliejaus. Tai vaikam jau geriau nupirkit, jeigu jie mėgsta Nutella, nupirkit štai tokią, jie mažiau keiksminga. Paprastoje Nutelloje tiesiog tona cukraus, palmių aliejaus ir panašiai. Ir paskutinis dalykas, kurį pasirinkau, ledai. Čia parašyta, galima maišyti su vandeniu, aš maišiau su migdolų pienu ir braškinis. Braškinis skanesnis, labai skanu. Paimam tavo ten, kur yra turinys, suplakam su pienu, kaip parašyta, padarom, blenduojam, įdedam į kamerą ir tada valgom. Sudėtyje labai daug baltymų, labai mažai cukraus. Tobula. Dabar apžvelgsim mano pasirinkimą sportinių drabužių, tiek laisvalaikio, tiek treniruotėms. Parodysiu jums, ką pasirinkau, kas gražaus. Na ką, važiuojam ir čia matom pirmą rinkinuką žydros spalvos. Po apačią aš užsidėjau tą sportinę maikutę. Labai geros medžiagos ir kaip ir sakiau, man svarbu, kad prilaikytų krūtinę. Treniruotės metu bus super. Priglunda, paslėpia pilvuką, taliją ir panašiai, labai patogus, nevaržo judesių. Tiesiog, žiūri fain. Persaizinė maikutė, tokia suknelė. Kam nelabai jauku, tai po apačią tiks timpos iki čia. Arba šortai. Čia jau kaip kas mėgstat. Talija paryškina. Tai ką, labai faino laisvalakio. Man patinka su tokiom tiesiog paimti, nuvažiuoti į treniruotę. Kol aš jums viską filmuoju, greitai ir sutemo, tai tikiuosi matot spalvas gražiai. Gumytė labai stipriai laiko. Labai faina, kas mėgsta, kai čia yra tokios skylutės, kad galima būtų užkirsti pištuką. Tai štai tokia. Na ir paskutinis dalykėlis tiks tiem, kas toksai pats kaip ir aš, mėgsta laisvalaikio aprangą. Tokia irgi labai faina, labai gera medžiagėlė, puikiai atrodo, puikiai priglunda, maloni. Tai tiek žinių, ačiū visiems, kas buvo su manimi, linkėjimai, nepamirškit komentuoti, išrinksim vieną laimėtoją, kaip ir žadėjom, kartu su Papildų pasauliu. Vieną iš tų, kuris komentuos, taip pat lauksiu jūsų aplamai komentarų. Ką galvojat, kuris rinkinukas gražus, negražus, kokius papildus renkatės jūs ir aplamai laukiu iš jūsų grįžtamojo ryšio. Ačiū jums labai, kad buvot su manimi, su jumis jūsų Silvija Bučki. Ką sakė? Karnitina.